Sveiki, su jumis Eugenijus Plišinskis ir Medžių idėjos. Ir mes čia dabar su jumis mūsų stoge, kur rodžiau, kai dirbam. Tai dabar atliekamas karkasų surinkimas santvarų sąramų. Jo, ir tai užėmė pas mus 2 dienas. Dar bus 3 diena, tai čia bus tvirtinimo darbai, kai viskas bus sukalama, nes dar nėra kampainių. Dar nėra plokštelių, dar nėra visokių konstrukcinių varžtų. Čia tiesiog yra nuogai konstrukcinis elementas, kuris yra išlygintas, suderintas konstruktyvas. Ir dabar atvažiuos užsakovas, patvirtins, kad viskas stovi savo vietose, patikrins ir tada priims. Ir tik tada mes toliau dirbsim, surinkinėsim. Dirba su mumis, su Medžių idėjos komanda Tomas Basiak, vienu žodžiu, su savo vyrais, ir viską gražiai, gerai, kokybiškai atlieka. Ir dėka jų viskas klostosi gerai ir greitai. Jo labai rimti vyrai. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad vienu žodžiu su jais dirbu, ir džiaugiuosi, kad, kaip sakant, jų darbo kokybė. Taip. Ir dabar viską parodysiu. Dabar visur įtemptos tos virvės, tie vadinami lyginimo tie šniūrai tie. Ir visur čia labai taip įdomiai vaikščioti dabar, nes visur viskas sukabinta, kad nenugriūtų. Tuoj. Ir va čia ekosantvaros, gavom iš ekosantvaros tos vadinamos santvaros armus, štai taip vadinu. Visur jau yra, kaip matot, palyginta, pakištukai visokie, tai plastikai, nes kad būtų pagal virvutę išlyginta lygiai visur. Matot, kaip tiksliai, net 1 milimetro nėra paklaidos. Taip kad galiu pasakyti ir ekosantvarams didelis ačiū, nes kaip pagal Tomą, sako, labai dažnai būna ant santvarų pasitaika ir net 1,5 ir 2 cm skirtumai, tai kad čia daug, čia tikrai daug, o čia nėra net 3 mm paklaidos, taip kad čia tikrai idealu. Ir dabar dar kartą atsuksiu, parodysiu, kiek ten taip visi ten išlyginimo troseliai įtempti, pasižiūrėsim. Visur įtempta, matot, gaunasi 1, 2, 3, 4. Kad pagal šitos visus lyginam, kad būtų idealiai. Čia yra ant kolonos pakabinta. Pirmiausia sija 1, sija 2, o toliau paskui šitas visas konstruktyvas. Aš jau rodžiau, kaip aš dariau čia hidroizoliaciją ir tą pirmą apatinę viją, galima sakyti murlotą. Ir jau dabar ant jos dėjau. Ir va čia dabar, matot, palyginta, kad būtų čia lygiai, apačioj pakišimai, nes biški vaikšto 2-3 mm, kaip ir sakiau. Čia lygiai užteko. Toliau einam. Irgi, kaip matot, čia išlyginta pagal šitą troselę. Ta vienu žodžiu šniūra, o čia apačioj pakišta. Ten irgi pakišta, matosi. Kad viskas sutaptų, būtų lygu, gražu, kokybiška. Irgi pakišta visur. Išpjauta ir pakišta. Ir visur išlyginta. Ir va čia vyrai dirba. Dabar kabinsim įėjimo stogelį. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Plišinskis, Medžių idėjos, ir iki kitų kartų. Prisirašykit mūsų kanalą, YouTube, Patreoną ir siųskit užklausas. Iki ir sėkmės.